Mūsų seniūnai, miestelio, apylinkių gyventojai, miestelio įstaigų darbuotojai. Ir pats didžiausias mūsų turtas ir grožis – mūsų vaikai. Todėl visiems, kurie čia yra, nuo pačių garbiausių iki pačių mažiausių, šiandien noriu paskaityti keletą žodelių iš Justino Marcinkevičiaus. Nes manau, kad būtent čia ir rasime viską, ko mums šiandien reikia. Ir meilę, ir pareigą, ir tėvynę, ir gal gyvenimo prasmę. Baisu man būtų Lietuva pametus iš akių tave, kaip vaikystėje, turgaus aikštėj ar bažnyčios šventoriui per atlaidus išleidus iš akių motinos galvą, baltą per kelines karelę. Būtų baisu sumaišyti ją, paimti už rankos kitą, svetimą, ne tą. O, kaip gaudžia vargonai ir varpų skambesys ir minia plaukdama tave neša. Bet vaikiška tavo ranka tarsi paukštis lizdi. Amžinoj, nesibaigiančio meilės ir rūpesčio rankoj. Ji veda tave, sulaiko beklumpantį ir štai žmonių spūstyje pasilenkusi ima ir kelia tave virš visų, banguoja, marguliuoja gyvenimas ir turgaus aikštė. O turgaus aikštė už prekystalio sėdi istorija ir prekiauja mikliai. Idėjom, tautom, likimu prekiauja. Baisu man būtų Lietuva, pametus iš akių tave, tavo ranką paleidus. Baisu būtų žiūrėti ir nematyti, klausyti ir negirdėti. Mūsų projektėlis vadinasi Susiburkime ir kurkime kartu. Ir mūsų tikslas yra mokinių savivaldos bei gimnazijos ryšių su seniūnijos bendruomenės stiprinimas. Ir mes esame kol kas važiavę į mokymus, kuriuose pasakojame savo įspūdžius, į ką mes darysime ir ką mes planuojame ir toliau. Mes būdami šiame
projekte išsikėlėme savo vieną problemą, kuri mums buvo aktualiausia, tai kad įtraukti pasyvius mokinius į visuomeninę veiklą labiau. Ir todėl ir mūsų šio projekto tikslas ir buvo, kad skatinti įsitraukti pasyvius mokinius ir kartu bendradarbiaujant su visuomenė. Tai ką mes čia darėme, tai sausio 13 minėjome ir visus kvietėme užsidegti bent 10 minučių žvakeles. Tai va čia labai gausiai užsidegė žvakutes kai kurie. Labai džiaugiamės, labai dėkojame. Buvo minėjama sausio 13-osios žuvusieji. Buvo minima jų vardai ir pasakojama istorijos. Vakar ir užvakar mes statėme aplinkui mokyklą ir dar pastatėme miestelį porą skulptūrų iš sniego. Čia buvo vilkas. Pristatėme savo veiklos, ką mes darome ir kaip bandome įtraukti. Ir tiesiog šią veiklą mes tęsime visus metus ir tikiuosi, jinai niekada nesustos. Lietuva, kai aš tave tariu, prieš akis sumirga raštų raštai ir pilna padangė vyturių ir linų žydėjimas be krašto. Skamba ten seni, šventi vardai, girių, upių, klonių ir sodybų. Sunkias skausmos karas ordai, sidabrus sėtyna šiaurėj žiba ir suaidi vėl iš praeities. Dainos, myslės, pasakos nutilę. Šnyksiu, kaip dūmas, neblaškomas vėjo ir niekas manęs nemylės. Tiek tūkstančių amžių gyveno, kentėjo, o kas jų bent vardą atspės. Kaip bangos ant marių, kaip mintys žmogaus, taip mainos pasaulio darbai, kur sardės Atėnai ar Rymo garsaus, kur vyrai ar jų veikalai. O kas mano kančios, ar tas įkvėpimas, tie dvasios sumirgę žaibai, tik kraujas sujudęs, širdies tik plakimas, kuriems neužilgo kapai. Aš nekeista setimi.